Sveiki. Iškart noriu padėkoti Jurgitai už donatą. Linkiu jums kuo geriausių išsipildymų. Tai grįžta jums viskas šimtokeriopai, kaip sakau visada. Ir šiandien gal pažiūrim. Ir visiems kitiem, aišku, labai ačiū už jūsų dėmesį. Tikiuosi, kad pas jūs viskas gerai. O jeigu dabar negerai, tai tikiu, kad viskas bus gerai vis tiek. Pažiūrim šiandien apskritai be jokio klausimo, be nieko. Tiesiog, ką parodys kortas, kokią čia istoriją mums papasakos. Kažkas čia eina kažkur, arba išeina, arba tiesiog žiūri į ateitį, į tolius, jau čia vartai atsidarė. Jau eina kažkas kažkur į naują gyvenimo etapą, ko gero. Arba nauji metai vartėja su viltim, kad kažką atneš gero, ar ne? Nu va, ką čia parodys man kortą, žiūrėkit. Čia žiūrėkit, kas krenta. Dovana krenta iš vyro. Kardų karalius, kaip visada mūsų toks tai populiariausias. Jisai arba buvęs, arba oro stichijos, arba dirbo oficialiuose institucijose, nešio uniformą, tai čia belekas gali būti daktaras, policininkas, teisėjas, net vyrėjas šiaip uniformą nešioja, nežinau, bet sakyčiau, gal kažkokia tai profesija vis tiek garbinga daugiau. Intelektualas. Bet va čia šitą kortą man vėl rodo trikampį. 3 moteris, 3 žmonės. Visuose kitose kaladėse irgi rodo 3. Bet šiaip ir šventes rodo iš tikrųjų, bet dažniausiai trikampiai krenta. Bet esmė ta, kad laukia dovanos. Kažkas pas jūs skuba su dovanom. Šiaip dar gali būti kažkam, kad čia vyras gal per darbą, į darbą dovanos yra, nes naujas darbas per vyrą, pavyzdžiui. Nu, žiūrim toliau. Ir dar vienas vyras krenta. Nu, man turbūt reikia paklausti, kas jūs esat ir kas pas jūs vyksta gyvenime, nes kad save atpažintumėt jūs, kas pas jūs gyvenime vyksta, kas jūs. Oi, pas jūs tai išvis čionais staigi griūtis. Esmė ta, kad pas jūs stagnacija, apskritai gyvenime nieks nevyksta, jūs galite iš šono stebėti, kaip pavyzdžiui, kaip kažkur kažkas vyksta, o pas jūs nieko, kaip ir tokioj pauzėje jaučiatės. Nežinau, ar čia dėl šito vyro. Čia dar vienas vyriškis krenta, ugnies karalius. Ir irgi jisai su žiniom. Čia iš vis 2 vyrai, suprantat. Vienas per darbą kažkoks oficialiuose institucijose. Čia gal tas trikampis ir yra, kad čia 2 vyrai pas jūs. Artimiausiu metu bus. Ugningas vyras, užsispyręs, labai seksualus, labai karštas, greit užsidega, bet greitai gali iš minusų ir užblėsti. Nu kas pas jūs? Tai baigėsi ta stagnacija, ką rodo? Baigėsi ta stagnacija, ta pauzė, čia gal netgi jie jūs stebi iš tikrųjų ir staigus pokyčiai, griūtis sugriauna tą pauzę jūsų gyvenime. Pas jūs labai dideli pergyvenimai kažkokie yra dėl ateities, dėl netgi, sakyčiau, užsienio, ten irgi pirmą kartą buvo, kad gal žiūrėt kažkokius tolius, norėt kažkur tai, pavyzdžiui, važiuoti, pakeisti kažkaip savo gyvenime, bet jums pergyvenimai nepavyko to padaryti. Žodžiu, viskas sustojo.
Čia gali būti moteris taurių karalienė, tai vandens stichijo žiūrėti. Pas jūs dar kartą rodo, kad kažkas ateina su dovanom pas jūs. Čia su dovana, čia su dovana, čia jeigu taip žiūrint, bet jeigu konkrečiai taro, tai čia iš vis naujas darbas jums ateina. Ir du vyrai su dovanom. Vienas labiau gal su žiniom kažkokiom, o kitas vat būtent per darbą su dovanom. Ir netgi gal naujas darbo pasiūlymas jums gali būti. Bet esmė ta, kad čia vis tiek rodo jums pasirinkimą iš kelių variantų, iš kelių vyrų. Bet aš čia nematau, kad čia meilė kažkokia būtų, vat įdomu. O, dabar jau matau, dabar jau iškrito. Nu, kas jūsų laukia čia artimiausia? Čia kažkaip tokį kaip įvykį rodo. Nerodo man plačiau, nelikimo čia būrimas. Čia gaunasi, kad jums rodo, kad iš jūsų stagnacijos jūs išeisite. Pas jūs dabar nieko nevyksta. Jūs dėl to labai pergyvenate. Šiaip stipri asmenybė esat, nors ir taurių karalienė. Iš tikrųjų, jinai jautri yra. Tokia empatiška labai. Emocinga. Staigiai netikėtai pas jūs atsiranda du vyrai su dovanom. Nu, galima čia nuspėti, nes aš būriu prieš kalėdas, kad čia bus daug veiksmo, būtent šventinių šito laikotarpio. Ir čia tai ir vėl man dar kartą parodo iš vis vaiką. Žiūrėkit, kad jūs nepastotumėt čia, gali ir tai būti. O gal jūs visada norėjot pastot, bet jums nepavykdavo dėl to tą pauzę. Bet aš čia nematau, supranta, tokių, kad rimtų santykių, kad čia jis būtų, pavyzdžiui, jūsų vyras, santuokinis ar kas, ne, čia kažkokie tiesiog gerbėjai. Vienas gal jūs jau jį pažinojote, o kitas galbūt ir naujas bus. Ir konkrečiai čia per naują darbą. Čia labai tiks moteriai, kuri susirado darbą, pavyzdžiui. Pakeitė, va ten irgi, kai buvo pirmą kartą, kad jūs kažką į naują kažkur einate, ten atidarėte savo naujas galimybės, ne? Gal norėjot kažkur toliau, gal plačiau norėjot, nepavyko, bet į naują darbą, pavyzdžiui, įsidarbinot. Tai va tenais ir krenta jums tas trikampis, kur aktyviai dėl jūsų dėmesio kovos du vyrai. Ir čia va su didelė meilė ir vėl pasirinkimas. Ir viskas labai labai netikėtai, žodžiu, jūs kažkaip nesitikit. Jūs antiek pripratus prie tos stagnacijos, kad pas jūs čia gaunasi, kad jūs galite eiti į tą pasaulį, bet jūs vis tiek sėdite tam narve. Nežinau, kažkaip įdomiai, bet jūsų laukia santykiai. Bet trikampis. Bet čia ne jie turės kitas moteris, o jūs rinksitės iš dviejų vyrų. Jo, ir čia pastojimas jums krenta. Ir santykiai ateičiai šeima, net sakyčiau. Bet čia, žinokit, gali jums taip, bet jūs kai išsirinksit, jums bus paskutinė stotelė, žinokit. Čia jūs va tampat žmona ir, nu va, vaikai, anūkai. Šeima. Ir pastojimas krenta. Nuo kažkurio iš šitų vyrų. Pažiūrim. Kažkaip gal reikia dabar pažiūrėti, man labai įdomu pasidarė. Kodėl man nerodo būtent kuris? Turbūt ir neparodys, čia jau jums reikės rinktis. Čia tiesiog jums rodo, kad čia va dar šiais metais, čia iki kalėdų jaučiu. Iki netgi, nu gal kalėdinių periodų, iki naujų metų. Ojetau, žiūrėkit kaip krenta. Kortos. Kas jisai? Jum ateityje bus, kas jis toks. Nu va, vėl man krenta, kad per naują darbą jaučiu, sakau. Svajonių išsipildymas. Išeinat kažkaip iš labirinto. Jisai jūs stebėjo, aš sakyčiau, jisai jūs stebėjo. Nu, vėl man, žinokit, čia krenta tas trikampis. Gal jisai vedęs? Gerai.
Bet jisai toksai prie pinigo. Sakau, jisai kažkokį statusą turinti žmogus. O šitas? O jisai ateis su meilės prisipažinimu, harmonija, saulė. Jo, va čia šitas kitas taps jūsų pagrindiniu vyru, jūsų gyvenime. Bet kodėl čia rodo plaukitoj? Čia, žinot, jisai bus, kaip jums jį atpažinti, jisai bus po praradimų. Jisai gali būti net našlys, galiu pasakyti jums. Kažką palaidojęs bus. Konkrečiai palaidojęs. Ta prasme, tiesioginė to žodžio prasme, ko gero. Nu, bet čia žiūrėkit, jo, jisai jūs išves iš tos stagnacijos pauzę ir čia kelionė. Ai, žodžiu, tai jums ką kortos sako? Kad ne šitas, nes jisai nuolat trikampiuose. Nuolat trikampiuose bus. Jisai čia ateis su kažkokiom dovanom, nežinau, bet gal per jį jūs naują darbo pasiūlymą, pavyzdžiui, gausite, jeigu dar, tarkim, negavote, nes jums naujas darbas krenta konkrečiai. Ir kažkaip susijęs su šituo vyru ir ko gero jisai norės su jumis santykių, bet gali įtraukti irgi jūs, būti ne vienišas nuolat, kaip pasakyti, treti faktoriai kažkokie. O va šitas jau vyras rimtesnis, jisai gali būti ugnies stichijos, ko gero. Čia harmoniją su juo atrasite ir čia jisai jūsų būsimas vyras ir netgi galimai jūs išsikraustite kitą miestą, kitą šalį, o dėl to tas pasaulis ir kryto. Ir čia staigiai netikėtai, žinokit. O va čia kas per vyras šitas? Čia jisai kad mylimas vyras ar dar vienas kažkoks? Čia jisai kad mylimas vyras. Čia su jo meilė didelė, vaikai, sakau, pastojimas, dar pagimdysit vaiką, jeigu galit. 100%. Nu, čia eina kaip taurių karalius, bet dažnai rodo tiesiog, kad mylimas vyras, mylintis, bet gal kai kam ir bus ir vandens stichijos, ugnies arba vandens, žodžiu. Bet tikrai vat ne tas, kur per darbą, tai jo gal laikykitės atokiau čia su juo, jums nieko gero neišeis. Jeigu būsite ten pasirinkimo, rinkitės va tą kitą. Bet man atrodo, čia ir taip jums lemta, jūs kaip įrodo, kad čia, nes jeigu nuo jūsų kažkas priklausytų, man uždarytų. Ir labai dideli pinigai krenta, žinokit, su velniu eina tūzas. Nu, turtinga būsit, žodžiu. Man įdomu, kas pas jūs buvo praeitį, dar kaip čia save atpažinti, kad tiksliau žinotumėt, ar čia tikrai jums skirta. Kažkaip mažai apie jūs parodė man. Kas pas jūs dabar vyksta? Kas pas jūs dabar vyksta? Kas jūs, kaip jums save atpažinti? Kas pas jūs dabar vyksta, kaip jums save atpažinti? Kam čia skirta šitą žinutę? O čia žiūrėkit, man dabar iškrenta grinai lazdų karalienė. Taip, kad sakau, stichijas ir taurių. Stichijas gal nelabai reikia kreipti dėmesio, bet, sakau, ten kaip ir vyrai du kryto, gal keliom moterim tinka. Kaip ir vyrai du kryto, vienas taurių, kitas lazdų karalius, ne? Ir jūs kaip į porą einat irgi lazdų karalienė ir taurių karalienė. Tai čia gal ugnies ir vandens stichijos. Moterims tinka labiausiai šitas būrimas. Gerai, bet kas jūs, kokia pas jūs situacija gyvenime?
Nu, aš jums sakau, vat, kažkoks uždaros durys, pergyvenimai, saugojimas į trečių faktorių, tų meilės trikampių, kažkokių nerimtų santykių, norisi tos harmonijos, žodžiu. Nu, čia praradimuose. Nerodo, kad vyras. Bet jūs turbūt jau antiek pavargot nuo tų trečių kažkokių asmenų, pastoviai trikampio atsimalėtės, kad jūs antiek jau nebenorit, norit harmonijos. Ir, žodžiu, kaip ir užbaigėt šitą savo gyvenimo ciklą, čia ragana, gal netgi jau pas kažką burtis asmeninį būrimą prašyt. Ir, žodžiu, arba turit kažkokias, tai irgi gal, kaip pasakyti, intuicija ar kažkokia ten, kaip sako, trečią akį, žinot. Bet pas jūs, sakau, įrodo, jums kortos nori pranešti, kad pas jūs ateina šansas gausai tai šeimai, finansiniai, imperatorienė, nu tai jūs, kaip pasakyti, jūs čia svajojat apie tai, tai kaip ir svajonių išsipildymas. Nu, pritraukėt, arba gal tikrai kokį ritualą darėt čia, kad užsibaigtų tas periodas pas jūs gyvenime. Jums čia kažkaip visos durys buvo uždarytos iš tikrųjų. Ar čia jūs pati tiesiog atsiribojus buvot nuo visko, nežinau. Nu, žodžiu, pas jūs krenta šeima, vaikai. Gal netgi savo kažkokį verslą turėsit. Nu, čia prie pinigo tokia dama. Ir jinai šiaip vidumi yra ir taurių karalienė, ir lazdų karalienė, ir monetų visos stichijos ją įėjusios, jau jinai viskas, jau toliau nėra kur, kaip asmenybė susiformavusi, visas susidėliojasi, jau viduj pas ją harmonija, saulė, žodžiu, myli pasaulį, myli save ir panašiai. Nors praeitį tai taip nebuvo. Čia konkreti pabaiga, jūs kaip iš naujo, kaip pasakyti, susiformuosit. Dar galit būti tokia prie meno, matau, moteris, čia tokia užuomina eina. Žodžiu, humanitarinių pakraipų moteris, ne kažkokia, žinot, matematikoje jums nesisekė, taip galiu pasakyti, humanitariniai mokslai jums labiau sekėsi ir apskritai sekasi gyvenimis, daugiau vadovaujatės intuicija, jausmai, sakau, gal kažkokia prie meno tokia, arba humanitarė tokia, suprantat? Tikrai niekur, kur matematika, fizika, ar ten chemija, ten dar kažkas, tikrai ne daktarė, ne, va tokia daugiau prie meno. Jo, ir netgi darbas pas jūs, galiu pasakyti, susijęs su kažkokiu grožiu, pavyzdžiui, menu, labai tiktų jums. Su grožiu. Nu, va, jūs imperatorienė ir jisai imperatorius, žiūrėkit. Dovana, pasipiršimas, meilė, meilės prisipažinimas, nu, aš nežinau. Ir staigiai antiek netikėtai, kad jūs, nu, žodžiai, bet žiūrėkit, vis tiek jums krenta nauja pradžia, naujas darbas. Gal ant savęs pradėsit tai dirbti, nes čia imperatorienė gali turėti savo verslą irgi. Pas ją gali žmonės eiti dirbti. Nu ir va, žiūrėkit, vis tiek tas vyras kalavijus, į kažkokius trikampius gali jūs įtraukti ir čia stebisi. Bet tas viskas užsibaigs. Oi, atsiprašau. Ir jūs einat, va, ir uždaro būtent, kad laimi, rodo. Laimi va būtent tas karalius kitas, kur sakiau jums. Nu tai čia tą patį kartuoju, jau nieko šinojo nepasakysiu. Tokia žinia šiandien, žinokit. Ten kažkoks ar buvęs, arba toro ženklo, tas kalavijų, žinot. Žodžiu, nieko gero, uždaro, laimi kovą, žodžiu, tarp tų dviejų, va šitas.
Galimai ugnies ženklo, labai aktyviai čia kovos, su juo pas jūs bus šeima. Pradžioje sakiau, kad čia ne ant likimo, bet čia kaip ir jums pasakiau visą tą likimą. Ir ateityje aš jau kaip ir nematau kitų vyrų, čia jau visam gyvenimui ko gero. Jau kai rasit, tai rasit. O jis naujas, jūs jį pažįstat. Nu čia kaip svajonių išsipildymas jūsų. Jūs jo prašėte tokio vyro. Aš sakau, jūs gal kažkokį net ritualą darėt. Arba prašėt, arba kreipėtės į pasbūrėją kažkaip tai. Čia jūsų svajonių išsipildymas. Čia ir finansinis komfortas, žodžiu. Jūs išauksite kaip asmenybė. Dar kartą man kartuoja, kad jūs labai labai pasikeisite kaip asmenybė, išauksite. Tiek finansiškai, tiek... O Jėzau, pinigai tai žiauriai gerai krenta, žiūrėkit. Vien dovanas, vien dovanas. Čia perspektyvoje labai gerai pas jūs bus su pinigais. Ateity gyvenime. Nu, žiūrėkit, va, ir vestuvės, ir vaikas. Dar man rodo, žodžiu, kad jūs bus santuoka, man rodo, pas jūs vaiko gimimas, gyvensit meilėje ir finansiniam komforte. Nežinau, ką aš čia. Gal kadangi jūs kaip prie meno, aš kaip jums sakiau, arba susijęs darbas gal su grožiu, nežinau, kūryba kažkokia. Gal savo ir verslą atsidarysit. Bet kad ir tas vyras bus prie pinigo neblogas toks. Va čia seif atsidaręs, jeigu va taip žiūrėt. Nu ir vėl man čia tinka labiausiai. Labiausiai lazdų karalienė ir taurių karalienė. Ugnies arba vandens stichijai. Ko gero jo, nes čia netgi ko gero... Labiausiai tinka. Nu, šiaip kaip ir nauja meilė čia, va, žiūrėkit, visiškai nauja meilė. Manyčiau, gal ir nepažįstat jūs jo. Tik tą va pažįstat, gali būti, kad pažįstat tą, su kurio nereikėtų būti. Kaip jums ją pažint? Kaip jums atpažint? Šeimoje būsite su juo. Oficialioj būsite šeimoje. Oficiali sąjunga. Nu, čia nauja pradžia, emocinis komfortas. Manyčiau, kad naujas visiškai. Kaip jūs jį atpažinsit, aš nežinau. Bet čia dar monetų karalienė. Nu, čia... Bet rodo jūs kaip žmona, ko gero. Žodžiu, jeigu atpažįstate save, nesvarbu kokia jūs čia karalienė, bet aš tiesiog paminiu dėl ko, kad, nu, čia už 100% tiktų ir kitom, aišku, tinka stichijom, bet kurios save atpažįsta situacijoje, ne? Kur rezonuoja, nu, jūs turit jausti. Bet ypač tinka, va, būtent tom dviem stichijom. Nors va čia, žiūrėkit, ir monetų užsklandai eina irgi, kad meilė ir panašiai, tai čia sakau. Jeigu jaučiat, kad jūsų, tai čia jūsų ir yra. Tas vyras visiškai naujas, man apie jį nieko nesako, tą kitą, man sako, kad jisai atsiras pakankamai greitai ir kad staigiai pasikeis jūsų gyvenimas, kur jūs dabar esat stagnacijoje, kažkokiose baimėse, nieks ten nevyksta. Tai kaip ir aš taip galvoju, kad čia iki naujų metų tas apsireikš kitas dar vyras ir čia bus du tie vat pas jūs skris ir jūs iš tų dviejų vat būtent pasimsit, tas kitas laimės, nes ir vienas su dovanom kažkokiom ir kitas, bet vienas nepatikimas, nes nuolat yra treti kažkokie asmenys, o kitas jūsų svajonių išsipildymas. Nu tai va taip, man rodo. Tai čia pakankamai greitai viskas įvyks. Ir su perspektyva visam gyvenimui būt kartu. Aš nematau po to jau kito vyro kažkokio tai. Ten man jau arkanai patys krenta, kurie parodo
rodo kaip svajonių išsipildymą ir aš abejoju, kad jūs norėsite iš tos svajonės išeiti, žinot. Geras vyras, žodžiu, bus. Sėkmės jums.